Sveiki, aš Airidas, atstovauju Reformatą ir padėsiu pasiruošti Alfa Run bėgimui. Pirmas pratimas yra skirtas atkurti klubų paslankumą. Mums reikės kažkokio daikto, kurį būtų galima ridenti tarp kojų. Šiuo atveju aš naudosiu volelę, bet tiktų ir kamoliukas, kažkoks buteliukas. Pratimą atliksime atsigulus ant šono iš 90-90 padėties. Atsigulsime. Volelę laikysime tarp kojų, švelniai suspausim. Galvą laikysim ant rankos, kitą ranką laikysim ant savęs. Ir tuomet iš šitos padėties lėtai volelį ridenam į priekį ir grįžtam atgal. Juda tik viršutinė koja. Stumiu ją į priekį ir lėtai grįžtu atgal. Atliekam 3 serijas po 15 kartų į abi pusės. Antras pratimas yra skirtas nuimti įtampą nuo apatinės nugaros dalies ir suaktyvinti įstrižinius pilvo raumenis. Atliksime pratimą iš šitos padėties. Ką reikės daryti? Imsim už pakinklių, stuburą šiek tiek išgaubsim ir su įkvėpimu ridenamės atgal, su iškvėpimu grįžtam į pirminę padėtį ir vėl kartojam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Atliekam 3 serijas po 15 kartų. Trečias pratimas yra skirtas atpalaiduoti sėdmenų raumenim bei pagerinti klubų mobilumą. Atliksime iš keturpėsčios padėties, kuri atrodo taip. Riešas turi būti su pečiu, kelias su klubu. Tuomet vieną koją ištiesim, priekinę koją suksim kiek išeina į išorę, nusileisim ant alkūnių ir iš šitos padėties atliksime lėtą kvėpavimą. Tarp 30 ir 60 sekundžių. Atliekam į abi pusės. Ketvirtas pratimas yra skirtas grąžinti kūno svorio centrą atgal ir nuimti raumenų įtampą nuo užpakalinės grandinės. Tai reiškia nuo šlaunų, nuo sėdmenų ir nugaros. Atliksime kvėpavimo pratimą iš gulimos padėties. Mums reikės pakilos, tai kojas galima pakelti ant bet kokios pakilos, kurią randat. Šiuo atveju aš naudosiu diską. Atsigulsime ant nugaros, kamoliuką suspausim švelniai tarp kojų, dubenį pasuksim po savim, kad nugara būtų neutralioj padėti. Rankas laikysim ant apatinių šonkaulių ir iš šitos padėties atliksime lėtą kvėpavimą. Įkvėpimas per nosį, įkvėpiam taip, kad nesigirdėtų jokio garso įkvėpiant. Ir super lėtas iškvėpimas per burną. Pilnai iškvėpę, atliekam trumpą pauzę, 2-3 sekundės. Paskutinis pratimas yra skirtas pagerinti krūtininės stuburo dalies mobilumą. Mums reikės kilimėlio, atsistosime į keturpėsčią padėtį, nugarą laikysim neutralioje padėtyje ir iš šitos padėties suksimės į vidų, kiek išeina, ir į išorę. Viršuje riešą lenkiam į save ir vėl kartojam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Atliekam į abi pusės po 15 kartų. Nepamirškite atlikti šių pratimų po bėgimo.
Ačiū, kad buvote kartu su Reformatu ir sėkmės bėgime.